Šiandien aš pristatysiu 10 dalykų, ką aš darau, kaip man nuobodu. Pirmas dalykas yra šokinėti ant lovos. Kaipgi be šokinėjimų? Tai aišku, kad šokinėjimų. Bet paskui aišku reikia sakyti. Mane tai labai erzina. Gerai, antras dalykas – gerti švepsą. Gerai, trečią dalyką – matuotis akinius. Parduotuvėje aš žiauriai dievinu, ypač juodus. Aišku, kad su šokiais. Ketvirtą šokį. Gerai. Penktą aš žaidžiu su pečais. Arba filmuoju kartais juos. Čia mano naujausias pečas, vienas iš naujausių. Gerai. Dar aš skaitau knygą Baltoji vilkė ir Žemės dukra. Moira, pirmoji knyga. Tai šeštas dalykas. Aš visą laiką po visų dalykų dievinu skaityti knygą šeštam dalykui. Septintas dalykas. Šokinėti. Tralalala. Aš tai nudrėpsiu. Ja. Dabar aštuntas dalykas bėgioti. La 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 la. Ops. Kitas dalykas. Matuotis rūbus, tai yra devintas. Čia mane matytų. Čia. Šį. Mano mėgstamiausias suknelė iš visų. Ir žiūrėk, su man stara, hai, pakaba. Ir aišku, paskutinis 10. Kaipgi be teliko? Telikas. Sis nebūtina teliką filmuoti. Taigi prenumeruokit, laikinkit ir komentuokit. Kaip visada, su jumis buvau aš, Agnė, o filmavo mano sis Marija. Jos pavardė Markas Paupičius. Tikra FIFA. Atsisveikink. Ate. Viso gero.